Leonardas da Vinčis. XV amžiaus pabaigoje Florencijoje išpopuliarėjo menai, susiformavo savotiška meno mokykla. Jos susiformavimui turėjo labai didelę įtaką humanizmo idėjos žmogaus kultas. Renesanso metu iškilo ir šiais laikais žinomi menininkai – skulptorius Donatello, dailininkas Mozačio, architektas Brunelleschi. Patys ryškiausi Italijos atgimimo atstovai buvo Leonardas da Vinci, Rafaelo, Michelangelo. Jų kūrybos dėka Florencijos menas pakilo į aukštesnį lygį ir perėjo į bendrųjų renesanso laikotarpį Italijos valstybėje. Leonardas da Vinčis – italų renesanso tapytojas, architektas, poetas, skulptorius, muzikantas, meno teoretikas, inžinierius, išradėjas, filosofas. Tai viena iš plačiausiai žinomų istorinių asmenybių. Leonardas gimė 1452 metais balandžio 15 dieną Ankiano kaimo vietovėje netoli Vinčio miestelio Toskanoje. Da Vinci reiškia iš Vinčio, apie 30 km vakarus nuo Florencijos. Leonardas buvo nesantuokinis vaikas ir augo tėvo notaro Sinpiero da Vinčio šeimoje. Tėvas dirbo Florencijoje, kaip ir daugelis iš giminės ankstesnių atstovų. Mama Katarina, paprasta kaimo mergina, valstiečio dukra. Leonardas lankė kaimo pradžios mokyklą ir gan sunkiai išmoko rašyti, skaityti ir skaičiuoti. Ankstyvoje vaikystėje jaunojo dailininko pasaulėžiūrai didelį įtaką padarė dėdė Franceskas, su kuriuo jis praleido daug laiko. Apie 1468 metus Leonardas paliko Vinčį ir prisijungė prie tėvo Florencijoje. Jis jau tuomet parodė talentą piešimui. Džovasario teigimu, Serpieras da Vinčis paėmė keletą sūnaus piešinių ir parodė juos Andrėjai del Verokijui, vienam įtakingiausių Florencijos menininkų, kuris buvo geras Serpiero draugas. Verokijas esą buvo priblokštas jaunojo Leonardo talentą ir priėmė jį tobulintis į savo dirbtuves. Pradžioje jis maišė dažus, atliko kitus smulkius darbus. Vėliau įgavęs patirties gaudavo šiek tiek atsakingesnius darbus, kuriuos pas Verokiją užsakydavo turtingi miestiečiai. Leonardas buvo apmokytas ne vien tik tapybos ir skulptūros, bet ir supažintas su naujausiamis renesanso mokslo ir pasaulėžiūros idėjomis. Verokijoje dirbtuvėse mokėsi, ar su jomis buvo susiję daugelis žymių Italijos 15 amžiaus menininkų. Vieni iš jų tai Sandras Bočelis, Perudžinas. 1472 metais Leonardas da Vinčis buvo įtrauktas į Florencijos Švento Luko vardo tapytojų gildijos sąrašas, pažymėtas meistru. Tačiau 1476 metais vis dar dirbo Verokijo dirbtuvėse ir užsakytus darbus darydavo kartu. Vėliau jis pradėjo gauti ir pats užsakymus. Dideliais turtais jis nepasižymėjo, tačiau turėjo keletą tarnų, taip pat laikė arklius, kuriuos labai mėgo. Aplamai mėgo jis visus gyvūnus. Eidamas per paukščių turgų, dažnai jis nupirdavo paukščius ir paleisdavo juos į laisvę. 1482 metais jis nuvyko į Milaną, kad gautų palankumo Milano valdytojo Liudviko Sforza. Jis parašė jam laišką, kuriame pateikė save kaip ekspertą ginklų išradėją. Taip pat parašė apie save kaip puikų menininką dailėje ir skulptūroje, kuris galėjo pagaminti arklio skulptūrą, tai yra planą, kurį tuo momentu sudarinėjo Sforza. Tais laikais menininkai užsiimti ginklų gamybą buvo savaime suprantamas dalykas. Jei jis galėjo išlieti bronzinę statulą, taip pat ranką sukurti daug pastangų nereikėjo. 1495–1498 metais dirbo prie vieno savo garsiausių kūrinių Paskutinės vakarienės Milano San Marija della Gaze vienuolyno refektoriume. Nuo 1497 metų pradėjo dirbti kartu su Luku Pačioli, žinomu to laiko matematiku, prie garsaus jo kūrinio Divina Proportione. Per savo ilgą buvimą Milane Leonardas taip pat pateikė kitų paveikslų ir piešinių eskizų. Deja, daugelis jų buvo prarasti. 1499 metais gruodį Milano užkariavus prancūzams, menininkas trumpam nuvyko Mantują ir Veneciją. 1500 metais balandžio mėnesį grįžo į Florenciją. 1503 metų pavasaris, 1505 metų vasara – tai laikotarpis, kai Leonardas da Vinčis kūrė paveikslą Mona Lisa, kitaip vadinamą Džokondą, vieną iš labiausiai žinomų kada nors nutapytų portretų. Apie pačią Mona Lisą nėra daug žinių, todėl sunku pasakyti.
į dažnai užduodamą klausimą: buvo ji graži pozuotoja Leonardai, ar vis tik ji buvo jo mūzo, o gal net mylimoji? 1513 metais Leonardas atvyko į Romą, kur jį patronavo Džiulianas Medičis, naujojo popiežiaus Leonojo X brolis. Leonardas apsigyveno Baldvedijo rūmuose, kur praleido 3 metus, daugiausiai užsiimdamas moksliniais ir inžineriniais eksperimentais. Paruošė pontinės pelkių nusausinimo, naujojo uosto statybos Čivitvakijos buvusiame Romėnos uoste projektus. Tuo metu padidėjęs Leonardo interesas su vandeniu susijusiems darbams. Jis nupiešė seriją piešinių vaizduojančius potvynius. Gali būti, kad jį tam įkvėpė ir Monte Mario vietovės rastas fosilijas. Leonardas nepraleido žmonių kūnų studijavimo skrodimu, todėl buvo apkaltintas kaip raganius. Romoje Leonardas laikėsi atskirai nuo didžiųjų renesanso menininkų, kurie kaip tik tuo metu kūrė mieste – Mikelandželo ir Rafaelo. Manoma, kad Rafaelis, kuris mokėsi iš Leonardo kūrinių Florencijoje, pavaizdavo Da Vinci savo freskoje Atėnų mokykla Platono įvaizdyje. 1515 metais Leonardas sukonstravo judančią mašiną liūtą, kuris galėjo atsistoti ant užpakalinių kojų ir atverti krūtinę, kurioje įsiskleidė lelijos. Šią mašiną popiežius Leonas X nusiuntė Prancūzijos karaliui Pranciškui I į Lioną. Tai buvo diplomatinė dovana. 1516 metais mirė Leonardo rėmėjas Džiulianas Medičis ir Leonardas priėmė Pranciškaus I kvietimą persikelti į Prancūziją. Gali būti, kad tokį pasirinkimą lėmė tai, kad Leonardas nesulaukė tokios paramos iš popiežiaus Leono X, kokios galbūt tikėjosi. Prancūzijoje Leonardas buvo apgyventas Klaulūzės pilyje, netoli karaliaus dvaro Ambuazo mieste. Leonardas atvyko į Prancūziją lydimas keletas savo mokinių. Pranciškus I suteikė jam karališkojo tapytojo, inžinieriaus ir architekto pareigas. Per 2 metus Leonardui buvo sumokėta didelė 10 000 skudų pensija. Karaliui Leonardas projektavo Luaros kanalus ir sukūrė naujų karaliaus rūmų projektą su kanalais, fontanais, sodais ir baseinu Romorantene. Leonardas organizavo šventes, ruošė teatrines mašinas, kuriomis buvo garsus. Į Prancūziją Leonardas atsigameno paveikslus Mona Lisa, Švento Jono Krikštytojas, Madona ir kūdikis su Švento Ona ir avinėliu. Dabar visi šie darbai eksponuojami Luvre. 1519 metais, balandžio 23 dieną, Leonardas sudarė savo testamentą. Mokiniui Francesco Melzi, kuris buvo paskirtas testamento vykdytoju, paliko savo rankraščius, piešinius ir muzikos instrumentus. Paskutinius metus Da Vincis praleido visiškai vienas, toli nuo gimtinės. Leonardas Da Vincis mirė 1519 metais, gegužės 2 dieną. Jis buvo palaidotas pagal paskutinę norą Švento Florencijos bažnyčiai Ambuazė. Daug apie Da Vinci ankstyvuosius gyvenimo metus surinko informacijos žinomas biografas Vasaris. Jis asmeniškai nepažinojo Da Vinčio. Pirmas jos spausdintas leidinys apie Renesanso laikotarpio menininkus atsirado tik 1550 metais. Tai yra 31 metams praėjus po Leonardo mirties. Vasaris buvo puikus tyrinėtas. Jis susirado Da Vinčio mokinius, jo pažįstamus. Bendraudamas Leonardo Da Vinčio pažinojusiais asmenimis, jis suprato, kad žmonės žavėjasi jo kūriniais, vadino jo talentą Dievo dovana. Nors ir nėra jaunystės portretą, iš aprašymo galima suprasti, kad Leonardas buvo aukštas, gerai sudėtas, buvo fiziškai stiprus, galėjo rankomis sulenkti arklio pasagą. Buvo kairiarankis, tamsių plaukų. Puikiai dainavo, improvizadavo, grodamas su lyra. Renesanso laikais grojimas, dainavimas buvo labai paplitęs. Taip pat jis buvo puikus pašnekovas, oratorius, mokėdavo savo kalbomis sudominti, pritraukti žmonės. Žymiausi jo kūriniai – Mona Lisa, Paskutinė vakarienė, Švenčiausia mergelė Marija, Leda ir Gulbinas. Savo užrašuose Leonardas paliko užuominų apie daugelį šiuolaikinių išradimų, kaip lėktuvai ir povandeniniai laivai ar tankai. Nors šie užrašai liudija apie jo išmintį bei originalumą, jie nepadarė jokios įtakos mokslo raidai. Nors jis buvo garsus architektas, atrodo nesuprojektavo ne vieno pastato, kuris būtų buvęs pastatytas. Mūsų laikais nepasiekė ir ne viena jo skulptūra. Visa, kas liko iš šio įspūdingo talento, yra nemažai piešinių, keletas didingų tapybos darbų. Deja, iš jų išliko mažiau kaip 20. Ir užrašai, kurie priverčia 20-ojo amžiaus skaitytoją žavėtis jo genijumi, bet kurie mažai darė įtakos, jei apskritai ką darė, mokslui ir išradimams. Kad ir koks talentingas Leonardas
nėra vienas iš 100 įtakingiausių kada nors gyvenusių žmonių.